Ok, tai pradėkime nuo pagrindų. Ant kogi gula tas asfaltas. Važiuojame į kelią Vilnius-Utena, kur Hisk jau pradėjo kelio rekonstrukcijos darbus. Ten ir išsiaiškinsime, kaip tokioje aikštelėje yra paskirstomi darbai ir kasgi slepiasi po asfaltu. Mums ten reikia eiti. Matau, jau manęs laukia, tai varom išsiaiškinsim, kas vyksta šitoj bazėj. Labas, Linai. Kas vyksta viduj? Tai prasidėjo darbo diena su statybos darbų projektų vadovais. Prašom žiūrėti. Čia yra, vadinkim, štabas. Čia yra pirmas ruožas nuo 64 iki 79 km ir visų nelaimė nuvažiuoti iki, tarkim, Utenos prasideda čia. Tai nors Artūrui už nugaros yra labai daug popierių, visas darbas čia vyksta kompe. Viskas pas mus eina per BC ir mes viską galim valdyti tokiu būdu. Kai kurie asmenys nebūtinai turi būti visą laiką kaip anksčiau objektai. Konkrečiai paskirstom darbų vadovam kažkokius tai ruožus ir jie pačioje programoje gali kiekvieną dieną matyti, kokioje vietoje jie turėtų būti ir kokius darbus jie turėtų vykdyti. Taip dirbam kompiuterizuotai šiais laikais. Nebėra taip svarbu, kur gyvena, nes yra kiti žmonės gyvena Klaipėdoje, o dirba prie Vilniaus. Tai šiandien galima sakyti, kad susipažinsim, ant ko guls asfaltas. Vadinkim taip. Pirmas etapas – betono ardymo darbai. Šiuo metu turim nuardyta netoli 60% viso betono, o dirbam už savaitės bus 2 mėnesiai. Atvykom į dar vieną etapo vietą. Šiame etape gruntas yra nukasamas iki projektinio aukščio, kad kelias gautųsi visesnis, lygesnis pagal projektą. Žiūrėjom toliau. Pralaidos įrengimo darbai. Pala, po keliu kažkur tai paslėpta yra vamzdžiai, kad tekėtų vanduo iš ežerai susisieja. Čia labai daug ežerų yra šitam ruože. Kiek daug po tais keliais vyksta iš tikrųjų? Paprastiems žmonėms tikrai daug dalykų, kurių jie nemato. Tai čia yra etapas numeris 4, pilamas sluoksnis grunto 30 cm ant geotekstilės. Kas yra geotekstilė? Geotekstilė yra medžiaga atskirti gruntą prastiem nuo gerų. Ačiū! Tai jisai negali nuleisti to kaušo žemiau, negu jam kompas leidžia, ne? Tai šita technika yra integruota, vadinkim, ta AVS sistema, tai mes vadinam ją 3D. Jeigu jam duota 30 cm uždėti tam tikrą sluoksnį, tai jisai taip ir padarys. Tai laba diena, ko vardu tamsta? Saulis. O tai dabar tas 3D pajungtas yra ar ne? Jo, dabar veikia, va, matas. Lengviau, kad nereikia laukti. Nereikia laukti žmonių, kad tau atžymėtų kas nors arba sukaltų ką nors. Įsijungiai ir dirbi savo. Muziką pasileidai ir pagal muziką linguoji ir kasi ir krauni mašinas viską. Opa! Ir ant mašinos savo. Spaudžiam ir blyną padarą. Pala, dabar į viršų šitas. O! Šiandien tokia karšta diena išpuolė. Va, išsiverčiam ir keliaujam pietukų. Ir išlengva lėtai viską ir švelniai daryti. Va, gali pas mus įsidarbinti, būsi geras ekskavatorius. Na, o čia yra etapas numeris 5. Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas arba ašo. Taip? Tai Valio! Varom toliau. paskutinis etapas prieš klojant asfaltą. Koks? Skaldos pagrindas. Čia stovim ant skaldos pagrindo, toliau bus vykdomi asfaltavimo darbai. 3 sluoksniai asfalto. Kas nenorėtų, Linai, dirbti tokio darbo, pažiūrėk, kad saulė šviečia, vėjelis pučia, vanduo pamirksi tau truputį, ir čiut dulkiai. O kaip pačiam labiau patinka žiemą ar vasarą darbuotis? Tai vasarą matosi tie didieji darbai. Žiemą tai yra skaičiavimas, daugiau darbas kabinete. Man oficinis tai nedaugiau 30%, daugiau negalėčiau.